Bushido ir KOK turnyras Vilniuje. Kovo 16 dieną Avia Solutions Group arenoje. Sergej Maslobojev, Raimundas Krilavičius, Ignas Barysas, Sergej Greičicho, Nauris Lukošiūnas, Edvinas Šalkovskis ir daugelis kitų vieno vakaro metu. Sveiki, gerbimi žiūrovai, čia kovinio sporto laida Bushido ringas. Sveikinuosi su Edvinu Šalkovskiu. Labas, Edvinai. Sveiki. Visiems gerai pažįstamas, kas sekate kovinius menus, KOK turnyrus, jaunas, perspektyvus kovotojas. Kokie pas tave buvo praeiti metai? Visai neblogi buvo metai, sportavom, mokinomės, tai kaip ir visada, sportas, namai, mokslai. Esi labai jaunas, tu 19 metų, praeitais metais baigei mokyklą, ar ne, ir įstojai į universitetą. Į LSU, Lietuvos sporto universitetą. O kokią specialybę? Treniravimo sistemos. Aha, tai savo ateitį siejai su sportu, su trenerio karjera, ar ne? Taip. Sakyk, norėjau paklausti, paskutiniai metai buvo tavo atėjimas į profesionalų ringą. 3 profesionalios kovos, 3 pergalės. Taip, pareigoja šitas dalykas? Taip, tai prasidėjo viskas nuo to, kad nuvažiavom į pasaulio čempionatą, laimėjom jį, po to treneris sako, kad jau kovosim profesionalų ringe ir pradėjom kovoti KOK. Tai jau 3 kova, sekasi gan neblogai, 3 pergalės, tikiuosi taip pat bus ir toliau. Kuo skiriasi? Pavyzdžiui, važiavai į pasaulio čempionatą mėgėjo, ar ne, ir paskui perėjai į profesionalų ringą, kuo skiriasi tau pačiam? Tai pagrindinė skiriasi tas, kad mėgėjuose yra šalmas, yra kojų apsaugos, tai ne taip jaučiasi tie smūgiai, o jau profesionalų ringe tai nėra apsaugų, nėra šalmo, tai jau vis tiek tas tokie smūgeliai, dar plus aš kovoju ne už lengvą svorį, už light heavyweightą, tai pasijaučiu tie smūgeliai, bet nieko susitvarkom kol kas. O pati aplinka, sakykime, vis tiek mėgėjų turnyruose, keli ringai, ar ne, ten galbūt nėra tokio fokuso į išėjimą, į pristatymą, visi šitie dalykai truputėlį reikia susitvarkyti galvoje, ar ne? Ten to nėra, ten to kovoji, ten, kaip sakoma, daug tų ringų yra, ten nieks į tave per daug dėmesio nekreipia, o čia jau tu išeini į rinką, šviesus į tave, visi žvilgsniai į tave, tai jau tas trupučiuką duoda per smegenis, bet kaip ir viskas gerai kol kas. Jau dabar 3 kovos, tai kaip ir patirties šitame turi, bet atsimeni, pirmą kovą profesionalių ringė, kaip išeini, vis tiek kameros, svėrimai, ar ne, spaudos konferencija, akis į akį susitinki su priešininku, daug tokio promo eina vien ant tos kovos, ar ne? Kaip tvarkėsi viduje pats? Kažkaip per daug nebuvo pas mane to jaudulio, kažkaip nežinau, tiesiog žinojau, kad vis tiek ar aš išeisiu į kovą, ten viskas va toks ten kažkoks tai, ar aš atsipalaiduosiu ir išeisiu be šito jaudulio viso. Bet kažkokį turi, sakykime, tradiciją, gal medituoji, galbūt kokį filmą pasižiūri, gal muzikos pasiklausai? Ne, tokio kažkaip nėra, tiesiog galvoju, kad reikia išeiti savo geros būsenos ir negalvoti per daug apie ten pralaimėjimą, apie kas ten bus, tai tiesiog galvoju, kad laimėsiu ir viskas. Bet motivacija tave veda į priekį, kad laimėsi, ar ne? Savo užsikalbį tą galvoju, ar ne? Pakalbėkime apie tavo paskutinę kovą. Tokia netipinė kova buvo aukšti, lengvo sunkaus svorio kategorija, ar ne? Ir aukšti smūgiai šokus keliu. Visi sakė, wow, kas čia per sako kova skraido tiesiog. Tai čia buvo taktika tokia, ar ten tiesiog viskas pasisuko kovos? Kažkaip po pasaulio čempionato pradėjau kažkaip dirbti keliukais, nes pastebėjau, kad man gan gerai sekasi. Tai pradėjom atidirbinėti salėje šitą, taip pat su Sergejumi dirbam dabar ant to, daug mušam keliukais, daug flying knee darom. Tai kažkaip sekėsi man su to smūgio ir jo. O tas smūgis keliu, jisai gali būti lemtingas, ar ne? Jis toks tikrai pavojingas. Stiprus smūgis tikrai labai. Jeigu pataikysi, tai jau viskas gali būti. Jeigu gerai užtaikysi, tai jau gali būti viskas labos. Tai tavo firminis smūgis, ar tu turi kažkokią tai firminę kombinaciją smūgių, kur tu jautiesi ir treneris galbūt sako, kad tu esi, va čia tavo yra firminis smūgis, va čia tu stiprus, va čia tu dažnai pataikai tą smūgį? Manau, kad pagal kovų rezultatus, tai manau, kad firminis smūgis, manau, tai būtų keliukas. Nes visas kovas realiai baigiau keliuku, tai pirmą kovą sumušiau keliukų į pilvą, pataikiau, per antrą kovą irgi taip pat keliukas ir trečią kovą irgi keliukas, bet per trečią kovą ir į galvą mušiau su keliuku ir į pilvą, bet irgi keliukas jo.
Bet pavyzdžiui, sakyk, kad pasinaudoti tą strategiją, smūgis keliu aukštas, tai turbūt turi būti aukštesnio ūgio, ar ne? Nes... Taip. Ypač labai patogu, kai varžovas yra žemo ūgio, tada tu gali pasiekti laisviau. Tai kol kas mano visi varžovai yra daugmaž tokio pačio ūgio kaip ir aš, tai vis tiek kažkaip pasiekiu, nes atidirbinėjau tas smūgis salėje ir kažkaip vis tiek. Bet jie irgi gali keliuką naudoti. Irgi gali naudoti. Aš apie šitą ir galvoju, kad jie gali pastebėti, kad tai yra mano ginklas ir jie gali panaudoti prieš mane jį kažkada tai. Bet mes dirbam link to, kad nepanaudotų. Pakalbėkime apie tavo kitą, nežinau, tai hobis, veikla, socialiniai tinklai. Kas tave seka, tu tikrai turi nemažai sekėjų. Tai vėlgi socialiniuose tinkluose tu gyveni truputėlį kitokį gyvenimą, ar ne? Ten turi prisitaikyti prie to, kas tave seka, kokį kontentą, kokį turinį tu atiduodi. Daugelis turbūt pastebėjo ir tavo dabar nuotaikingus tokius socialinius eksperimentus, ar ne? Taip, kas tai yra, papasakok? Tai pradėjom filmuoti tos socialinius dėl to, kad Lietuvoje yra labai maža šalis, tai Lietuvoje, kaip sakoma, jeigu tu nedarysi nieko pats, tai niekas už tave nieko nepadarys. Tai vis tiek tai socialiniai eksperimentai kelia žinomumą, žmonėms tai patinka, nes vis pirma mažai kas daro šitą dalyką, mažai kas filmuoja tokius video, tai pradėjom mes filmuoti pirmi ir kol kas gan visai neblogai tai žmonėms užeina. Tai apie socialinius eksperimentus šios video aš galiu pasakyti, kad koks būna siužetas. Na, tai paprastai būna keli bičiuliai, ar ne, vienas persirengia, sakykime, senuku, eina gatvėje ir tariamas huliganas pavogė iš senuko kuprinę ten piniginę, ar ne? Ir tuomet trečias kolega su kamera filmuoja ir žiūri, kaip aplinkiniai žmonės reaguoja. Ar jie tiesiog praeina, ar jie puola gaudyti nusikaltelį ir stengiasi senukui grąžinti piniginę, ar ne? Kokias išvadas pasidarė šitą? Kokie yra lietuviai? Ar jie linkę padėti, ar jie linkę nusisukti ir nematyti to, kas tai čia priklauso. Dažniausiai čia būna taip, kad žmonės nelabai reaguoja. Ten, tarkim, nufilmuoji, 10 reakcijų ir 2 iš jų, tarkim, teigiamus. Tai galima sakyti, kad ne visai reaguoja, bet 20%. Bet galima surasti, kas tikrai sureaguos, kas padės, kas ten pagelbės, tai jo. O kokia buvo, kurioziškiausia galbūt situacija, ar atsimeni? Kūrybiškiausia? Kurioziškiausia. Nu, ta prasme, kad ten taip pasisuko viskas, kad... Ar tai buvo kažkokių tokių? Buvo tokia situacija, jo, kai filmavom su to seneliu, kai draugos apsirengė senelių kostiumą, tai ir irgi pavogėm tą rankinuką, žodžiu, mano irgi žmogus pavogė ir kitas užšoko ir pradėjo mušti. Supratau, tą nusikaltėlį, ar ne? Taip. Tai reikėjo senukui tada įsikišti ir pasakyti, kad... Ir pasakyti, kad čia prankas, kad čia socialinis eksperimentas ir viskas. O kaip žmonės reaguoja, pavyzdžiui, kaip pasakai, nu gerai, ten, pavyzdžiui, sulaiko ir panašiai, ar jie juokiasi, ar sako, ką jūs čia dabar įsidirbinėjate ir piktai, bet kaip reaguoja žmonės? Dauguma tai juokiasi, sako, kad, tarkim, jūs dabar padarėte tai ir kad kitą kartą žmogus gali nepatikėti, jeigu tai bus rimta situacija. Jis gali pagalvoti, ai, čia vėl prankas, ai, tai nieko nedarysiu, praeisiu. Tai tas galbūt blogai yra. Bet kaip ir visi pasijautė, linksmai viskas. Supratau. Na kągi, Edvinai, tai labai džiugu, kad tu pozityviai nusiteikęs. Dar pabaigai pasakyk, firminiai tavo akinukai. Jau kelintą kovą su tokiais permatomais akinukais spalviniais, tai yra tavo stilius? Taip. Tu jį išlaikysi? Išlaikysiu, taip. Ir dar vienas klausimas, pravardė. Edvinas Shark arba Ryklys Šalkovskis. Taip. Kodėl Ryklys? Tai prasidėjo viskas nuo to, kad su Sergejumi buvom salėj ir kažkaip jisai sako, ai, Šalkovskį, sako, gal bus nuo Šalk, gal Shark padarom. Šarkovskis. Jo, Šarkovskis, aš sakau, blemba Šarkovskis, gal nelabai, sako, o jeigu Shark, Ryklys, aš sakau, va, čia jau gal ir būtų visai neblogai. Tai kažkaip nuo tos pavardės, taip atsispirt galima, kad Šalkovskis, Šarkovskis, tai Shark. Tai nuo to prilipo kažkaip. Labai gerai. Gerbimi žiūrovai, jau netrukus mes keliausime į reklamą. Šiandien pas mus svečiavosi Edvinas Šalkovskis, kuris ruošiasi artėjančiam turnyrui. Čia laida Bushido ringas, o mes susitiksime po reklamos. Bushido ir KOK turnyras Vilniuje. Kovo 16 dieną Avia Solutions Group arenoje. Sergej Maslobojev, Raimundas Krilavičius, Ignas Barysas, Sergej Greičicho, Nauris Lukošiūnas, Edvinas Šalkovskis ir daugelis kitų. Vieno vakaro metu. Įspūdingos kovos, tikros emocijos, įtampa ir adrenalinas. Kovos menų televizijos kanale Prime Fight HD.